Na, sveiki visi. Ir būkite pasveikinti su atėjusia tikra žiema, aplinkui daug sniego, šalta. Ir aišku, žiema ištaisė mums keletą staigmenų, paegzaminavo visus, pamatėme, kiek teisingai pasirinkome šilumos siurblį, turėjome progos išbandyti iki pačių ekstremaliausių temperatūrų, netgi minus 26, o kai kuriuose vietose žmonės sakė, matė ir minus 30. Taigi, pabandysime šią progą atsakyti į keletą kilusių ir dažniau užduodamų klausimų. Pirmas, kodėl šilumos siurblys atsitirpina? Na, niekur nedingsime, tokią technologiją, šaldydami lauko orą ir rengdami šilumą iš aplinkos oro, mes renkame drėgmę, jinai kondensuojasi, o kai temperatūros yra žemiau nulio, šala ir tas šerkšnas niekur nedingsta, norit, nenorit, jį reikia nutirpinti. Jeigu mes jo nenutirpinsime, šilumos siurblys tiesiog liks panašus į ledo gabalą ir efektyvumo mes visiškai neturėsime. Kartais taip nutinka, tai būna dažniausia per kokią pūgą, šlapdribą, tenka įsikišti ir nutirpinti ledukus, bet tai nėra dažnas atvejis ir dažniausia nutinka, kai šilumos siurblys dirba jau ribinėmis galiomis. Jeigu jis dirba palengva, paprastai tai jokių problemų nekyla. Taip, tai kitas klausimukas, ar šilumos siurblys daug naudoja elektros energijos atsitirpindamas. Be abejo, tai priklauso nuo to, kiek ledo yra surinkta. Jeigu ledo susirinko daug, daugiau bus sunaudota ir elektros energijos. Labai normalu, kad jisai sunaudotų per savo darbo ciklą apie 15-20% atneštos į namą energijos. Taigi nuostoliai, bet niekur nedingsime, juos vienaip ar kitaip turime susitaikyti, kad turėsime. Kada įsijungia elektriniai šildytuvai? Elektriniai šildytuvai paprastai įsijungia tada, kada yra nepakankama šilumos siurblio galia. Visi naujesni Nova 5 Plus serijos šilumos siurbliai turi pakankamai protingą algoritmą, kuriuo tiesiog remiamasi temperatūros kitimo greičiu ir kitais parametrais ir tada nusprendžiama, kiek galios reikės pasimti iš elektrinio šildytuvo, ar tai bus naudojama viena pakopa ar dvi pakopos ir kada nustoti jai šildytis. Paprastai tai šilumos siurblio sprendimas panaudoti elektrinį šildytuvą dažnai būna efektyviau negu jam dirbti be jų, kadangi daug greičiau atsistoja į savo normalų darbo režimą ir automatiškai mažiau kaupiasi ledo, na, sakykime, visi privalumai yra. Tad, kad to nereikėtų bijoti, nes dažnu atveju elektriniai šildytuvai panaudojami ten 10-15 minučių ir netgi intensyviau naudojant, jie ten daugiau kaip 10 eurų papildomų sąnaudų per mėnesį nelabai padaro. Žinoma, jeigu namas yra šaltas ir šilumos siurblys negeba patenkinti energijos poreikio, elektriniai šildytuvai gali veikti ir visą laiką. Ir netgi, sakykime, ir nuo -5 ar nuo bet kurios kitos temperatūros, kada tos atnešamos energijos nebepakanka namui sušildyti. Taip, ar gali būti šilumos siurblio galios per daug? Be abejo gali. Jeigu imsime tokį kraštutinumą, kada turime nedidelį 80 kvadratų A+ klasės namą ir statysime šilumos siurblį 20 kW, mes jau susidursime su kai kuriomis problemomis, tai kad jis praktiškai visą laiką dirbs intervalais ir be abejo efektyvumą mes turėsim pakankamai mažą. Labai natūralu, kad šilumos siurblys dirba intervalais pliusinėse temperatūrose, ten tai yra +10, +7, gal net ir arti nulio temperatūrų, bet tada jisai turi pakankamą galios rezervą užtikrinti jums reikiamą šilumos kiekį ir prie -20 ir prie -25. Tai šitai yra neišvengiama. Jeigu mes darysime labai efektyvų darbo režimą, kada mažas galios poreikis, tai yra pliusinėse temperatūrose ir arti nulio, tai mes tada neužtikrinsime šilumos poreikio prie gilaus minuso, -20, -25. Tad, kad reikia susitaikyti su šiokiu tokiu neoptimalumu, kai yra teigiamas oro temperatūros ir pakankamu, tada jau pakankamu ir tikrai maksimaliu efektyvumu, kai yra šalta. Taip, kaip pasirinkti optimaliausią variantą? Čia yra labai sudėtingas variantas, kadangi mes labai retai kada žinome tikslius namo parametrus. Šilumos siurblio parametrus mes žinome, bet esmė tai, kad niekas negali pasakyti, kiek namas naudos galios konkrečiu metu. Taip, yra sertifikatai, bet tai yra intervalas
kuris ten nuo tiek iki tiek galios bus poreikis. Galų galia sertifikatas ne visada yra absoliučiai teisus, sakykime, ten gali būti irgi įvairūs nuokrepiai, tai ko nesuskaičiuosi, kad brokas ar klaidelės mažos statybos metu taip pat susideda ir šiek tiek tenka spėti, remiantis lyginamojų būdu, pagal jau esamus objektus, turimą patirtį, kada gavosi geriausia, ekonomiškiausia, patogiausia, į tai lyginami ir bandome pasirinkti tą optimalų variantą. Arba yra suformuluojama konkreti užduotis, kokios galios reikia, galbūt žmogus turi alternatyvą ir jam aktualu ten iki 0 laipsnių, ta prasme, rudenį, pavasarį ir šiltą žiemą, o visų kitų metų turi kitą energijos šaltinį. Tai reikia susirinkti kiek galima daugiau informacijos, kad šitą dalyką optimizuoti. Tuo pačiu norėčiau labai paprašyti visų perkančių šilumos siurblį nesielgti taip kaip turguje, bandant parduoti savo namą ir negirti, kad labai šiltas namas, tik tai truputuko, tik glėviuko malkų reikia, ten tik 100 kvadratų ir panašiai. Iš to 100 kvadratų realiai paskui pamačius jau išeina, kad ten yra visi 300, nes yra dar pusrusis, dar yra antras aukštas. Suprantat, kuom tai baigėsi. Žodžiu, ir tas glėbiukas virsta keliais dideliais glėbiais ir dar keliais kibirais anglies. Tai šitą dalyką reikėtų jau patiems sąmoningai ir labai objektyviai įvertinti ir pasakyti, kiek galima daugiau detalių, kad būtų galima tikrai rimtai ir atsakingai patarti, kaip elgtis ir prognozuoti galimą situaciją. Nes pasitaiko tokių variantų, kada matosi, kad šilumos siurblys net ne 2, kartais gal net ir 3 kartus yra per silpnas pagal namą, kuris buvo uždeklaruotas, sakykime, kad yra labai šiltutis, labai ten nedidelis, bet buvo nutilėta, kad yra dar vienas ar kitas aukštas. Jie atseit atskirai nešildomi, bet, kaip žinia, šiluma per perdangas ir visus plyšius puikiausiai teka. Žodžiu, nenutilėkite visos informacijos turimos apie jūsų namą, apie apšiltinimą, būklę, stogą, langus, įstiklinimo plotą, sienų konstrukciją. Kuo mes daugiau informacijos turėsime, tuo geresnį rezultatą gausite. Taip, ar gali šilumos siurblys šildyti grindis ir radiatorius? Be abejo, gali, bet kiekvienu atveju yra tam tikros išlygos. Visada būtų patogiau dirbti su viena šildymo sistema, ar tai šildomomis grindimis, ar radiatoriais. Nes kai atsiranda 2 skirtingų temperatūrų šildymo sistemos, mums iš karto pasudėtingėja pati sistema ir pats valdymas. Reiškia, jeigu mes duodame temperatūras tinkamas radiatoriams, grindims mes turime jau statyti pamaišymo mazgus ir šitas kažkiek komplikuojasi. Dažnu atveju gali prireikti ir papildomos buferinės talpos, papildomų cirkuliacinių siurblių. Reikėtų kiek įmanoma vengti šito ir apskritai, jeigu yra galimybė įsirenginėti šildomas grindis, o nedaryti mišrios sistemos. Jeigu jau yra radiatoriai, tai nieko nepadarysi, jau dirbam ir su tais radiatoriais. Tik tai vėl ekonomiškumas šiek tiek kenčia, lyginant su šildomomis grindimis, bet tikrai yra nemažai pavyzdžių, kada kaina rezultato yra tiesiog lyginama su malkomis ir viskas yra gerai. Taip, mitas ar tiesa, kad labai brangu, vienu žodžiu, ir šilumos siurblys nepaveža radiatorių ir, šitą beveik kaip ir atsakiau. Taip, su radiatoriais yra visada brangiau, bet yra pavyzdžių, kada ir seni špižiniai radiatoriai ir namas nėra apšiltintas, tiesiog balta plytas oro tarpu ir dideli plotai ir vis tiek viskas gerai. Šitoj vietoj labai didelį vaidmenį vaidina stogas. Jeigu stogas yra apšiltintas, laikantis visų technologijų, ne tik paberta ten spalio ar panašiai, bet yra garo izoliacinės plėvelės, šiltinimo medžiaga, difuzinės, ta prasme sudarytas visas normalus sluoksnis, tai su tokiu namu didelių problemų nėra. Bet pasitaiko namų, kada ypatingai būna uždeklaruoti kaip šilti namai, nes juose buvo šilta, kai buvo kūrenami 60 ar 40 kW kieto kuro katilų. Suprantat, pasirodo, kad nei stogas, nei tarp sutabdintų, sakykime, lubų ir stogo konstrukcijų jokių šiltinimo medžiagų nėra. Tai šitoj vietoj tada bus labai sunku padėti, nes sušildyti palapinę tikrai bus brangu ir
brangu ir neefektyvu ir tikrai bus kitą kartą gal net neįmanoma. Na ką, trumpai tam kartui tiek ir dar pabaigai norėčiau priminti, kad laukiame jūsų trumpų video, kaip šiltai ir jaukiai leidžiate vakarus su Energy Save šilumos siurbliu. Savo nufilmuotą medžiagą galite talpinti savo YouTube paskyruose arba ir atsiųsti mums nuorodas, arba atsiųsti mums video ir mes patalpinsime savo paskyroje ir bandysime išrinkti daugiausia laikų surinkus ar daugiausia peržiūrų ir labiausiai mums patinkusi video ir bent 10 laimingųjų apdovanosime prizais, pradedant pagrindiniu prizu žieminė striuke Energy Save ir apsauginėmis kaukėmis, šratinukais ar kitomis smulkiomis dovanomis. Taigi, laukiame jūsų video ir vasario pabaigoje rinksime laiminguosius. Ačiū ir iki.